Atsakant į jūsų klausimą, Iranas, Amerika, Izraelis, koks yra jos vaidmuo ir kas vyks pasaulyje, tai ir jūsų portalas labai daug daro publikacijų, daug spausdina straipsnių, kalbėdami, kas tai yra ir ką Trumpas pasakė. Bet nežinau kodėl, ar tai yra trūkumas žurnalistų, ar tai trūkumas yra ekspertų, kurie pradėtų giluminį analizės darimą dėl Irano, Izraelio ir Amerikos, nes Amerika kovoja egzistencinį karą, taip kaip Ukraina kovoja savo egzistencinį karą, taip Amerika. Nes reali didžiausia grėsmė Amerikai pareina iš Indijos ir iš Kinijos. Kinijai jie puikiai suprato Ameriką, kad Kinijai jie turi sugriauti kuo greičiau, kuo skubiau, kad taip Kinijos ekonomika nesivystytų, o vystosi todėl, kad turi energetinius išteklius ir kitas gamtos dovanas, kur leidžia Kinijai judėti prieki ir pagaminti pigią produkciją ir suteikti paslaugas. Tai Amerika tą dalyką daro. Tai tas yra labai akivaizdu. Trumpas šiandien aš manau, kad gina tik amerikiečių interesus, jam tikrai nerūpi ta Europa ir jam nerūpi kitos valstybės, nes jis rūpi, kas yra. Kai prezidentas dėl savo valstybės viskas tvarkoja. Kalbant iš Lietuvos pozicijos, man kaip ir gaila, kaip ir tos Lietuvos, jisai negina ir nesaugo. Bet o kodėl jisai turėtų mumis saugoti? Koks jo interesas šita Lietuva? Intereso jokio nėra. Nebent ten norėtų padaryti kitą valstiją, dar kokią ten 51, 2, 3 ar ten 4 ar 5. Tai Irano karas labai stipriai toliau smogė pačiai Europai. Netgi vakar Europos komisija parengė energijos taupimo planą, kur jis yra absoliučiai nulinis, jis ten maždaug mažinti CO2, mažinti kultūringą vairavimą, mažinti nereikalingas keliones ir panašiai. Tai, come on, tai ką, tai yra COVID-as čia 3, 4, tai jūs tada užblokuokit miestus, sustumkite blokus ant miestų, uždarykite duris, grąžinkite nuotolinį darbą arba nuotolinį ugdymą ir viskas bus tvarkoj. Tai problema yra kur, kad 25% naftos produktų būdavo per Hormūzo sąsiaurį ir vienas yra labai svarbus dalykas. Greitai atsitiks taip, kad pradės trūkti žaliavinės naftos. Man kyla klausimas, ar rusai iš esmės yra tiek kvaili, ar jie iš esmės leidžia, kad ukrainiečiai sprogdintų naftos gamyklas, tam, kad susiformuotų pasaulyje kuro trūkumas, tada Europa neturi kito alternatyvos, kaip pirkti kurą iš Rusijos, bet rusai sako, žiūrėkit, kadangi ukrainiečiai sudaužė mūsų naftos perdirbimo kompanijas, mums užtenka, kinams užtenka, dėja mes jums Europą negalim paduoti pigios dujos arba pigios naftos produktų, nes mes nebeturim gamyklų ir tada Europa bus priversta dusinti Ukrainą ir sakyti, ukrainiečiai jūs čia blogai darot ir panašiai. Ir tada mažins skiriamą finansavimą, mažins skiriamą gynybą ir tada jau įsijungia ir diplomatiniai, ir socialiniai, ekonominiai svertai spausti Zelenskį, kad tu gerbiamasis eik link taikos. Gal aš čia klystu šitą teiginį teigdamas, bet, tie, kad leis daužyti energetinius objektus, aš nesu matęs dar, aišku, sakau, gal. Ir žiūrėkite, ką padarė Persijos įlankoje, valstybės šalės. Tai jos naudoja tą pačią ukrainietišką irgi gynybos sistemą, Kitą sistemą naudoja, kad apsaugoti naftos bazės. Bet ką pasakė Iranas? Jeigu Amerika nesilaikys to ir to ir to, mes toliau kalsim tiesiai jūsų šitą. Ir valstybės jūs nebandykite Amerikai padėti. Tai tarsi Amerika plūduriuoja su laivais vandenyne, prisišvartuoti nėra kaip, laivų leisti nėra kaip, karių nėra kaip leisti. Nes jeigu ką, tie iš karto kals į infrastruktūrą energetiką. Tai man čia yra ir aš bijau, kad jau yra dabar infliacijos šuolis didelis. Jeigu Rusijai mes turim 5,38, tai aš manau, kad jis realus yra ženkliai didesnis, nes tikrai Rusija susiduria su ekonominiais sunkumais. Tai klausimas yra Lietuva, kada susidurs ir Europa. Tai aš manau, kad jau mes susidūrėm ir gegužės 2-3 savaitę mes labai tą aiškiai pamatysime lentynose.